Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną trečiadienis, birželio 2 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai turėjom vakar klausą žemiau 21 moving average'o, turėjau uždaryti savo poziciją, galvojau, sėdėjau, ką daryti su šią poziciją, praėjau pro savo backtestų rezultatus, praėjau pro porą goldo pavyzdžių, nebuvo tokios situacijos, kad būtent tas klausas atsitiktų tokią dieną, kokią atsitiko vakar. Tai yra, vakar labai suėjo visi uždarimai žvakių skirtingų, tai mes čia turėjom tiek mėnesinės žvakės užsidarimą ir naujo žvakės pradžią, tiek pusės metų žvakės, tiek ketvirčio žvakės. Ir prie tokių, kaip čia pasakyti, kampinių turbūt, nežinau. Prie tokių žvakių, aplinkta žvakės, kai užsiklausina tokie svarbus timeframe'ai, pusės metų, tarkim, žvakė, būtent tą dieną būna keistas price actionas, labai keistas. Ir priėmiau sprendimą, kad palaukti, tai yra palaukti šiandienos klauso. Tas sprendimas man, aišku, galėjo brangiai kainuoti, tai yra dabar, kaip matom, kaip ir viskas atsipirko ir likti gerai, bet realiai pažeidžiau savo taisyklės. Tai yra, mano testavimuose nebuvo tokios taisyklės, kad jeigu čia taip sutampa, tipo kažkada galima neklausinti savo pozicijos, tai to nebuvo pas mane testavimuose. Ir galvojau, ką daryti iš tikrųjų, ar prisimti riziką, užklausinti poziciją. Tai yra, ar prisimti riziką, neklausinti pozicijos ir neaišku, kas būtų buvę, galbūt čia atsikėlęs ir BTC 100K. Ir vietoj to, kad gauti 1,7% losą, aš jau sėdėčiau 5,6% losą. Ir tai būtų tikrai tragiška. Ar neklausinti, ar laukti šiandienos ir žiūrėt kaip vartysi šiandienos sesiją. Ir priėmiau sprendimą neklausinti. Apie tai jums nesakiau, nes tai žiūrint long term perspektyvui, tai nebuvo teisingas sprendimas. Tai yra, negalima taip laužyti taisyklių, nukrypinėti nuo jų. Tai yra, aš specialiai būtent tokiam scenarijui turiu šitą taisyklę, reentrio momentumo, jeigu mes turim staigų klausą žemiau ir po to staigų prasiveržimą atgal, kaip dabar turim, ir klausas virš 2, tai užkonfirmintų stiprų momentumą. Ir jeigu bus trendas, tai trendas bus toli ir in the long run tikrai laimėsi, apsisaugodamas nuo kažkokio tai potencialaus drawdowno ir prarasdamas čia kažkiek porą procentų pakeliui. Tai todėl apie tai nesakiau, jeigu kažkas gamblinat su manim, tai nebuvo protingas sprendimas vakar neuždaryti šitos pozicijos, bet pamėginau, pažiūrėjau, kadangi, sakau, taip susitaimino, kad niekad taip nėra buvę, kad taip atsitiktų, būtent, kad reiktų poziciją uždaryti ant tokių žvakių, kur viskas susidarinėja, tiek monthly, tiek ketvirčio, tiek pusmečio žvakės. Ir iš patirties tiesiog žinau, kad aplink tokių žvakių klausus būna labai įdomus ir neaiškus price actionas. Tai čia pavyzdys discretionary tradingo, yra ta systematic, galima sakyti, ir discretionary. Discretionary reiškia, kad tu ne tai, kad tu treidini be taisyklių, bet iš patirties, iš kažkokių kitokių gal X faktorių, tu kartais perlauži taisyklės, bet vis tiek yra taisyklės. Tiesiog tu kartais pasirenki neimti kažkokio entrio, kartais pasirenki gal neuždaryti, kai tau taisyklė sako uždaryti. Tai čia yra toks biški next level, po fully systematic. Bet vis tiek, teisingas sprendimas buvo uždaryti ir dabar tiesiog laukti neentrio. Nes nieks neaišku, tai yra, kol mes neturim klauso, sakyčiau, virš 110K. Pagal mano šitą sistemą virš 109
virš 109,5, kol mes neturim daily close, tai čia tiesiog gali būti dar vienas high sweepas ir atgal. Tai tiek apie šitą situaciją ir kodėl tai pasielgiau. Low time frame, mes turėjom labai gerą bounce'ą nuo tas pivot pointas, neina man jau užkabinti, o čia nuo pivot pointo liktai atrodo ir pametam ir va, tik užsidarė realiai vakarykštę žvakę, tai yra tik prasidėjo iškart nuo monthly open tiesiog nuo daily open tiesiog žaliom žvakiam up only. Ir tai gerai, nes mes padarėm tiek monthly weeką apatinį, pažiūrėkit kaip žvakės atrodo, tai yra rasti žvakę be monthly, be apatinio vyko, labai sunku, čia labai minimalus, bet jis vis tiek buvo. Tai yra, va, viena žvakė, dvi žvakės. Žodžiu, čia per visą bitcoino istoriją ant rankos pirštų galima suskaičiuoti žvakės monthlius be lower vyko ir, sakau, pirmą mėnesio dieną tas price actionas jisai gali būti labai apgaulingas, nes tai gali būti formavimas arba lower vyko, arba upper vyko, priklausomai nuo situacijos. Ir spėjau tikrai, kad čia gali būti tiesiog pirmą dieną formavimas lower vyko ir, priėmiau sprendimą palaikyti poziciją iki šiandienos. Tai yra, aišku, būčiau galėjęs čia tikrai labai skaudžiai prasileisti. Tai yra, sakau, galėjau realiai vietoj minus 1,7% čia galėjo būti labai skaudžiai, ypač jeigu stipri žvakė žemyn, čia galėjo būti ir koks minus 10%. Aišku, tikrai būčiau jau katinės riską, tai yra, kai ryte atsikėliau, jau mačiau, kad čia geras bounce'as įvyko ir pataikiau teisingai. Jeigu būčiau atsikėlęs ir būčiau matęs, kad mes žemiau negu tada, kai jau mėgoti, turbūt tikrai būčiau iš karto uždaręs. Bet jo. Taip pat žiūrint ir 6 mėnesių, mes padarėm lower weeką 6 mėnesių. Ir jo, žiūrėsim. Tai yra, esam toliau toj čiopo zonui, range'as, gali viskas, kas vyksta nuo, buvom initially šitam range'e, nuo 108K iki 106K, turėjom false breakoutą, 2 false breakoutus, tai yra paėmėm liquidity, šituos grįžom atgal, false breakoutas į apačią, paėmėm liquidity, šituos grįžom atgal, ir toliau smaukomės. Pagrindinis levelis 110K, nieks nesikeičia. Tai yra, čia tikrai tas tikrasis price actiono bossas, galima taip pasakyti, turime šitą liquidity. Aišku, pirmą reikia pro jį praeiti. Turime šitą high. Tai čia jeigu galima sakyti, kad čia mini bossas, tai čia super bossas. Ir tada, aišku, tas levelis, tai tie, kas gamblinot su manim ir tie, kas užklausinot vakar poziciją, tai reentris dabar, įsijungia B dalys, B reentris, tai klausas aukščiau 1-2 daily, turėtų būti gan didelė tikimybė, kad momentumas toliau įsikykins. Užmeskim akį altcoinus ir yra altcoinai, kurie kažką daro, BTC, tasai Ethereum kažką daro, altcoinai kažką lyg ir daro. Iš visų altcoinų, aišku, labiausiai mane domins XMR, laukiu žalių bensų. Viskas kitkas taip. Apu kažką daro, tai yra turėjom flipą žalių. Norėjau pažiūrėti retesto bensų. Dabar matom stipri žvakę, impulsyviai kartu su BTC juda. Jeigu apu pradės buildinti čia kažkokį tokį upward structure su žaliais bensais, manau tikrai
bent porą procentukų savo portfolio pagamblinsiu. Domina BTC dominansas. Na, turėtų BTC lydinti, ne, tai tokioj situacijoj, jeigu mes turėsim rimtą all-time high breakoutą, tikrai neturėtų būti taip, kad BTC dominant krenta. Na, matom, šiandien BTC dominant žalia žvakė, tai kaip ir gerai. Na, norėtųsi matyti, kad BTC lydina. BTC lydina. Eteris prieš BTC. Sol prieš BTC. Sol prieš eterį. Na jo, Sol prieš eterį kukt. Nu jo, gera reakcija. Padariau vakar rizikingą, bet teisingą sprendimą. Sėdim, laukiam, žiūrim, kas bus. New Yorko sesija Aponli yra prasidėjus. Visą dieną realiai Aponli. Na, turbūt tai buvo tik, na, taip kaip ir čia, ne, užtrepinti visus long čia, lygiai taip pat kaip ir užtrepinti, išpanikuoti, panikselinti visus čia, tiesiog grįžti atgal. Na, bet turėtų neužsistoti, ne, jeigu tai, na, bus tikras judesys, na, jis turėtų toliau ir pušinti. Tai yra be kažkokių rimtesnių pullbackų, jeigu taip pradės, jeigu vėl rejectinsim šitą zoną, negerai, tai yra turėtų be kažkokių rimtesnių pullbackų pušinti dabar jau į viršų. Yra logika, na, tokia, kad tie, kurie išsipanikavo ir čia pardavė, na, neturėtų jam duoti šanso tokio gan gilaus, kad čiut ne už tą pačią kainą iššokt atgal. Jeigu bus kažkoks dypas, jis turėtų būti gan smulkus, gan shallow ir gan trumpas ir turėtų tiesiog skristi, kad visi tie panic selleriai, na, tiesiog FOMO into long. Tai jo, tiek šiandieną. Tie, kas žiūrėjot YouTube'ai, like, subscribe, kas žiūrėjot Telegram'e, YouTube'ai irgi nueikit, paspauskit like. Ir tiek šiandieną, susitiksime rytoj.